Sveiki visi, šiandien turim pirmadienį, bus trumpa treniruotė, planuoju apie 5-6 km, pažiūrėsiu kaip jausiuos. Tai nieko ypatingo, stebėsiu, kad neužkiltų aukštai labai pulsas, bet ir pasistengsiu šiandien gal palaikyti kokį geresnį tempą, nenoriu ten 7 arba 7,5, aš gal norėtųsi man gal kokių 6, tai stebėsim, kaip bus, žiūrėsim, kas pavyks ir ką, dabar apšilimas ir startas. Pažiūrėjau į kamerą prieš apšilimą, žiūriu, kepurę pamiršau. Šiandien labai vėjuota, nors šilta, bet vėjuota labai, tai tikiuosi gal parkelį kokiam nebus stipriai vėjo, tai nesušalsiu, nes tingiu jau namo grįžti. Labai čia daug varnų. Aš antrą kartą jau šito vietoj ir čia pastoviai kar, tik tai girdisi. Nu ką, padariau apšilimą, to jau pradėsiu bėgti. Žodžiu, čia labai daug varnų, nežinau, ar jums girdisi ar ne. Labai įdomi, graži vieta padaryta. Čia turbūt tų 5 aukščių, čia 4 aukščių namų bendruomenė labai faina, nes parkelis labai gražiai sutvarkyta. Čia galima ir su vaikais pasisėdėti, yra jiems kur pažaisti. Labai aфиgenai vieta atrodo. Na, startuojam. Pradėjau bėgti. Tai kaip ir minėjau, 5-6 km, tempas 6, nu su 6,5, jeigu ten užaugs pulsas labai. Labai nemalonus vėjas. Gaila, kad pamiršau kepurę, nes jaučiasi per ausis duoda. Bet žodžiu, aš tada bėgu link parko, slėpsiuos tarp medžių ir bus gerai. Gerai, kad šiandien nors nelyja. Paėmiau mikrofoną, tai nebus tiek sunkumų montažai po to išsilygint garsą, nes penktadienį tai vargau su garsu daug. Tai turim 1 kilometrą, visai gerai laikausi, pulsas 1,55, tempas lygiai 6, tai viskas tvarkoj, bėgam toliau. Nors ir nelyjo porą dienų čia, bet vis tiek kelio danga labai šlapia. Tai kai bėgi, tai pliurza tokia. Toks keliukas. Aš kaip visada nusukau biškį į šoną pažiūrėti, kaip čia kas. Labai čia įdomu, faina vieta. Labai gražios čia vietos, bet man jau reikia nusukti, nes jau beveik 3 turim. Tai likusius 3 bėgsiu grįždamas link namų. Ieškau kokio takelio, kuris būtų į kitą pusę, bet kol kas tik tai tiesiai. Galvoju, gal jisai čia vienintelis, kuris veda ten iki Bukčių. Tai man būtų biškį per toli. Nu, bet nieko. Kaip tik dabar prie Bukčių aš esu, bet į juos neįbėgsiu. Nusukau čia tokiu keliuku. Atgal bėgsiu. Tolstu nuo tų namų, nes man nepatinka ten prie privačių tų zonų bėgioti. Tai bėgsiu tokiu keliuku, nežinau, kur jisai veda, bet atves kažkur.
čia nelabai yra kur pasiklysti. Maždaug pažįstamos šitos visos vietos. Nelabai faina be kepurės bėgti, nepatinka, nes ne dėl to, kad vėjota ar šalta, o dėl to, kad prakaitų nesugeria. Kai su kepurė bėgi, tai sugeria prakaitą jinai ir tu jautiesi sausas. O dabar tai jaučiasi, kad bėga prakaitas čia. Vau, o pas mane tai jau 3,700. O aš nepastebėjau, kada buvo 3. Negirdėjau netgi, kaip pypsėjo laikrodis. Tai gerai einasi, nepastebiu skaičių. Ketvirtas jau dabar, 6,25 tempas, o pulsas 1,65, 1,7. Tai gal šitą ketvirtą pabandysiu lėčiau prabėgti. Padarysiu kokį tempą 7. Išbėgau biškį ne ten, kur tikėjausi. Dabar biškį tenka pabėgti asfaltu, ko labai nemėgstu, nes greitai mašinas važiuoja. Reikia būti labai atsargiam. Tai daug nekalbu, prisijungsiu ten jau iš miško. Žvejams tikrai patiktų ten gatvių pavadinimai. Ungurių, upėtakių ir vėgelių. Čia takelis tai nekoks, bet šonu galima apibėgti, aišku. Tai nėra taip ir blogai. Beje, gal atsimenat tos bunkerius iš kažkur ten ankstesnių serijų. Tai kaip tik prie vieno tokio pribėgau, buvau pasiskaitęs. Tai čia kažkada, nežinau kuriais metais, jaučiu sovietmetį, čia buvo šaudykla šitam miške. Tai čia yra, tie grūvėsiai tai yra nuo to šaudyklos, o vėjas tai belė koks stiprus, tokie vėjo garsai, kaip prie jūros. Išbėgau biškį iš miško ir iš karto pajutau vėją, labai stiprus. Tai jeigu bėgčiau kur nors šiandien ne tarp medžių, nu tai būtų labai šalta man be kepurės. Tai kol kas nedarykit tokių klaidų kaip aš, nes šalta, pasiimkit kepurę ir pirštines būtinai. Nu ką, baigiau treniruotę, žodžiu, viskas taip kaip ir užplanuota. Mačiau, kad tempas buvo 6 lygiai. Tai visai gerai, tuoj apžvelgsim bendrus rezultatus. Žinokit, vėjas tai belė koks, aš nežinau, tikiuosi šitas kačiukas išgelbės reikalą ir girdisi mane gerai, nes ūžia tai oho. Gerai, tai žiūrim, ką turim. Aš rezultatus kažkur tai čia prikabinsiu šito vietoje, tai galėsit pasiskaityti. O kas nenori skaityti, aš trumpai pasakysiu, tai atstumas yra lygiai 6 km, vidutinis tempas ne 6, kaip sakiau, o 6,38, tai biškai blogiau, bet aš ir planavau iki 6,5 tilpt, tai kaip ir planas vykdytas, o tempas 1,63, nu per didelis. Bet vis tiek gerėja situacija, lyginant su praeitą savaitę, tai matyt priprantu, tas džiugu yra. O aš tuo tarpu judėsiu jau namo, nes biški šalta, bijau dėl ausų. Pamontuosiu vlogą, šiandien įkelsiu YouTube'ą. Žiūrėkit, stebėkit, spauskit laikus, kam patinka, komentuokit, jums nesunku, man malonu paskaityti. Ir tiek, iki kito karto. Ate.